Žiema jau eina į pabaigą. Kem 6 vėl eilinį kartą yra ant ekstendų, nes visą laikį žiemos pabaigą sugalvoju kažkokių modifikacijų ir čia normaliai išskerdžiu tą automobilį. Tai neišimtis ir šis kartas. Tai ką noriu šiandien pasidaryti, tiksliau ne šiandien, bet iki sezono, tai pasikeisti turbokompresorių, įsidėti biškį didesnį ir pabandyti atsukti daugiau kilovatų. Šiuo metu yra 270 kW ir 700 Newtonų. Noriu nusimti kondicionieriaus siurblį, ten kažkur irgi matosi jisai, nes pro jį šiek tiek leidžia alyvą, tai noriu pasikeisti ant tarpinėlę, susitvarkyti viską, kad kondiškė normaliai veiktų, na, tarpsmė neveikia, bet tas toksai seilėjimasis alyvos mane žiūri nervina. Paskutiniu metu šiek tiek buvo didesnė purkštuko korekcija, buvau pamatavęs kompresiją, tai visi cilindrai vienodai, tai paskui atradau tokį bairį, kad nutrūko laikiklis vienas, tai taipogi ir šitą reikės pakeisti, bet šiaip planuosi yra iš viso mest lauk šitos purkštukus ir sudėti naujesnius piezo purkštukus nuo 3.5 E9, nu, ta prasme 210 kW ir pasileisti piezo ant kem 6, tai va tokių nedaug tikrai gatvėse važinėja. Ir taip pat turiu kitą siurbimo kolektorių, bet tų sklendžių, tarsi čia išimtos uždėtos tos zagluškės, bet pro jas visą laiką rasoja, alyva šiek tiek, man tai žiauriai užknisa, nors ten ir hermetiko daug dėjau, bet ta prasme vis tiek rasoja pro tas zagluškės, kai būsto visai normaliai čia pučiam. Na, o pučiam šiuo metu 2,4 baro. Ką dar aš noriu pasidaryti iš tokių smulkmenų, tai turim metanolį, kurį taipogi reikės sumest. Tai vėliau apie tai irgi daugiau papasakosiu. O daugiau nieko tokio labai stambaus neturiu. Keletą tokių mini fiksų turiu, nes pro durelę šiek tiek vanduo bėga į saloną, tai reikia ten pakeisti tokį paraloną už durų, kadangi jis yra sugadintas ant vairuotojų durelių. O daugiau nežinau, turbina čia gan paprastai nusiema. Nusimsim šito viso oro paėmimą. Kadangi pasikeisim dangtelį, tai taipogi reikės ir kečkeną persidaryti, nes čia vamzdelė sausoklio persikeis, bet čia labai jau maža bėda. Daugiau, tai nieko, turim nusiplauti keletą detalių, keletą plasmasių. Pasėmiau, kurias noriu uždėti, kurių nebuvo. Tai ja, nieko tokio labai rimto, bet šiek tiek darbų bus ir su laidais, ir su mechaninė pusė. Tai jo, galim nieko nelaukti, manau, kipti darbus, lūpt šitą, viską imti po truputį lauk, nes reikia turbiną išsiųsti atgal į turbo systems, kad visą tą valdymą perdarytų ant kitos turbinos, kad tiktų į kem 6 kėbulą, kadangi aš čia esu pritaikęs 107 turbo, kad susidėtų viskas su kondiškė. Čia birbena šildytuvas, tai nekreipkite dėmesio, irgi upgrade'as į garažą, o daugiau nieko, šiaip gan purvina viskas. Prieš žiemą čia labai nieko neplovo, nes dažniausiai viskas nudulka. O daugiau, manau, čia nieko daug nefilmuosiu kaip nuėmu, nes kaip ir viskas aišku, gal vėliau dar parodysiu, kaip aš šį kondiškę pasidaręs esu. Nu, va, turbo kompresorius išimtas, šiaip būklė atrodo visai nebloga. Tai nuėmiau kondiškės siurblį, taipogi ir turbiną, kaip matėt. Tai va, reikės dabar persirinkti siurblį. Na, tiksliau, nieko aš ten neperinkinėsiu, tiesiog užteipti su hermetiko to vietų, kur leidžia, nes tarpinėlių neradau pirkti. Ir tada lieka tik tais išsiųsti turbiną, nes man ką reikia, tai kaip pamenate, tai aš buvau gaminęs čia tokias įvarės atitraukti aktuatoriui, kadangi šiaip šitą turbiną iš E9 modelio. Tai atitraukiau aktuatorių, panaudojau tenais laikiklį kitokį, dar kelias modifikacijas padariau, kad tilptų kondiškės siurblys, tai ten viskas milimetrais prieina, dedant didesnę turbiną, tai aš kaip įsivaizduoju, tai vizualiai jinai bus tokio pat dydžio, tik tais sparnuotės skirias. Na ir ten, aišku, tas geometrija šiek tiek skirias, bet pats fizinis dydis turbinos turėtų išlikti toks pats, todėl panaudosim štai šitos dalykus ir nusiųsiu jiems, kad patrauktų tą prasme aktuatorių toliau ant kitos turbinos, o šitą padarytų originaliai, kaip kad ir turėtų būti E90 kėbulą. Tai vėliau pabandysiu parduoti ją, aišku, taip biškį atgausim pinigų už tą naują ir tuo pačiu dar patikrins, ar nėra kažkokių problemų. Šiaip kaip ir pats nepasakyčiau, kad buvo kažkokių problemų, būsto tiek, kiek prašiau, tiek ir davė. Alyvos nedegino, o šiaip važiavo viskas tvarkoja. Dar šiandien pats prasilėkiau biškį, kai jinai stovėjo visą žiemą realiai. Ir jo, viskas nuardyta, lieka tik tai sulaukti turbo kompresoriaus ir galės viskas sumesti atgal. Tai šitą turbiną kažkur 3-5 tūkstančius kilometrų matė, tai su sportiniu oro filtru važiuojant, va ten matos ant sparnelių vienas kitas įtrenkimas nedidukas, bet realiai ir su paprasto oro filtru atsiranda tokių dalykų. To pabandysiu jums šiek tiek geriau parodyti. Tai
Čia aišku ir šiukšlių šiek tiek dulkių visokių pateko, bet šiaip sparnelį gana neblogai išgyveno, vat, matos palei kraštus yra viens kitas įtrenkimas, aišku, palei sparnelio kraštą ir greitis yra jo didžiausias, tai didesnė tikimybė, kad jisai pasižeis būtent toje vietoje, tai ten ir pasižeidžia šiek tiek. Tai va, turiu kondicionieriaus siurblį, nusiploviau jį, išsėmiau ir per kur man leidžia, tai man leidžia pro va šitą vietą ir leidžia ne variklinę alyvą, bet kompresorius turi savo alyvą, tai aš jau atsileidau štai šitos virštus. Tai pabandysim čia išsukti, pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. Ten turėtų būti, man atrodo, tokia tarpinėlė, bet jos kaip ir atskiri nelabai yra pirkti, tai bandysim tiesiog hermetikų labai plonai patepti, ta prasme, grinai tiesiog pirštų patepti, būtų tiesiog spalva hermetiko ir surinkti ir turėtų būti gerai. Tai vat, kaip matote, tiesiog tokia tarpinėlė, tai netgi šiaip nėra kažkokia labai, taksme, yra iškilus šiek tiek vis tiek, gal tai šitą vietą lygiau, šiaip neatrodo tragiškai tarpinę, tai patepsim tiesiog šitą vietą, tiksliau štai šitą dangtelį patepsim vos matomai hermetiku ir tikiuosi išsispręs šitą problemą, nes daugiau pro niekur kaip ir negali čia niekas bėgti, čia iš viso yra tik tos elektrinės sankabos jungiklis, o daugiau pro niekur nerasoja, nes bėga būtent nuo viršaus. Štai čia yra alsuoklis, kaip suprantu, kažkoksai tai. Pro jį tai tikrai nebėga, bet žiūrint iš čia, tai irgi nesimato, kad, va, tarkim, tos žalės būtų prasisunkęs, nes nors, nežinau, neatrodo iš tikrųjų, kad pro čia lykina, bet mano spėjimas būtų, kad pro čia, tai jau kadangi išsiardžiau, išsėmiau, pabandysiu gražiai patepti hermetiku ir viskas. Ir žiūrėsim, ar laikys ar nelaikys. Aišku, dabar nusiriebalinsiu viską ir šausim Viktoriuko. Tai vad, nusiriebalinau abu paviršius ir užtepiau jau hermetiko. Tai čia jau, kaip matote, yra labai plonai, realiai tik tais taip, kad atsirastų spalva. To turėtų užtekti pilnai, nėra prasmės net daugiau tepti, tai galim gražiai uždėti ir sukti atgal varžtus. Ir tikėkimės nebeleis, bus matyti. Tai vat, jeigu kažkas turi panašią problemą, tai manau sprendimas yra ganėtinai paprastas. Teoriškai net manau turėtų būti gan nesunku padaryti šitą dalyką net neišėmus kompresoriaus. Aišku, reikia išsisiurbti freoną, pirmiausia tai darant, tai aš jau buvau tai padaręs. Tai vėliau reikės nuvaryti užsipildyti, pasižiūrėti ar sandarų. Bet sandarumą manau čia nepažeis tikrai, nes nieko čia tokio mes nerdėm. Ir dar taip pat matau, čia laidas yra prastrynės, tai taip pat ir jį izoliuosiu, atsisuksiu čia porą varžtų. Ir kompresorius bus paruoštas dėti atgal. Dar aišku, reikėtų pasižiūrėti, kiek čia yra alyvos, išsipilti ją visą laukan ir tada pasižiūrėti pagal katalogą, kiek turi piltis alyvos į jį ir supilt būtent tą kiekį alyvos į vidų čia per kažkurį tai portą, kad ilgiau tarnautų šitas daiktas. Bet nežinau, aš šiek tiek apsikrausiu, realiai aš nieko neišpyliu, aišku, kažkiek alyvos dingo, kažkiek užpilsiu, manau, pildydamas freoną ir bus gerai. Aš čia irgi užmečiau izoliaciją šiek tiek, kadangi manau, kad čia ateina pliusas į tą laidą, nes minusas tai čia pajungtas. Tai greičiausiai sankabos pliusas ateina nuo čia, nu ir kai gauna čia pliusą, įsijungia kondicionierius. Aišku, kai išimti tokie dalykai, tai gerai yra prasisukti, pasiklausyti guolių kaip sukas, tai visiškai jokių garsų neskleidžia. Kaip veikia kondicionierius, tai čia yra elektromagnetinė sankaba, kai gauna signalą, čia ateina pliusas ir aktyvuojas tą sankabą ir tada sukasi jau ir šitą dalis. Ir tada jie va taip susikabina kartu ir veikia kondicionierius, tiksliau siurblys, o šiaip tai sukasi tiesiog šitas daiktas atskirais kremuliukas. Tai jo, vienas dalykas paruoštas, lieka sulaukti turbo kompresoriaus ir dar visokių kitų nesąmonių šitam automobiliui. Ir pažiūrėsim, ką jis šiais išsukt šiais metais iš jo. Gal nesproks. Kadangi turbo kompresorių gausiu tik tais kitą savaitę, o, pavyzdžiui, užvedimo šitos variklio blokus jau turiu kitus, čia yra mano originalus, o ši čia yra biškai pamodintas. Tai iš 3 kompų padarėm šitą vieną kompą, kuris turėtų valdyti piezo purkštukus, nes šiek tiek upgraidinsim visą degalų sistemą. Šiaip šitą yra našiekiai, nežinau, 400 PM arklių galima atsukti, bet pasėmiau piezo purkštukus nuo 3.5 dizelio faceliftinio, tai 210 kW originaliai jis turėjo.
Ir tie purkštukai yra ten apynaujai. Tikrinau, ant stendo purškiai idealiai kaip nauji, tai turėtų sukt iki 500 arklių. Tai būtent Kem 6 niekad neturėjo tokių purkštukų ir visi kompai yra netinkami, nelabai susijęmi su Kem 6 paprastai, bet šitą padarėm ir šitas turėtų veikti. Tai šitas būtent yra nuo E9, tai bandysim įsimesti dėžę, tą kompą, pasijungti laidus, nes realiai visi pinai atitinka, viskas yra taip pat pajungta, aišku, tik tai skirias pravodkė, kurią irgi persidarysim, atsijungsim purkštukus ir pažiūrėsim iš viso, ar komunikuoja, ar starteris suka, ar diagnostika eina prisijungti, o tada imsim žemyn į siurbimo koliką, nes turiu ir kitą siurbimo koliką, na ir ten laidus dar reikia prasivesti, nes atsiras čia papildomų daviklių išmetime, kuriuos reikės irgi prisikonstruoti ir pravodkė šiaip persidarinėti, nes būtent nuo E9, nuo dar kažkokio kito modelio netinka pravodkė taip, kad gražiai susidėtų, kad sutilptų čia visos gumos visur kaip priklauso. Tai bandysim kažką sukonstruoti, kad gražiai prasivest visus laidus. Ir jo, taip pat keisim ir siuvimo kolektorių, dėsim lygiai tokį patį, tik originaliai, kur buvo be sklendžių, nes pro jie šiek tiek rasuoja alyvą ir kad ir kiek ten tepiau hermetiko ar dar kažko nieks nepadeda. Ir taip pat turiu šitą dangtelį vožtuvų nuo 3.5 dizelio taip pat. Kadangi jau bus kita pravodkė purkštukų, tai jinai čia gražiai susidės ir taip pat yra šiek tiek kitoks salsoklis, tai tikiuosi šiek tiek sumažins alyvos įsiurbime. Ir pavyko pigiai nupirkti, tai jo, nupirkom. Čia dar turiu pravodkę nuo E9 2 litrų, kadangi turiu E9 2 litrų tokį daužtą buvau nusipirkęs. Čia dabar yra būtent likę tie naujų daviklių pravodkė, kurią galiu panaudoti Kem 6, tai prasilginęs laidus ir panašiai galėsiu sumest. Na, o čia yra tie nauji purkštukai, piezo. Tai va, galim, manau, viską pradėti ardytis. Pradžioj susimesim kompą, pažiūrėsim, ar suka starteris ar dar kažką, nes iš 3 kompų darėm ir ja, čia galim nusimti, čia viskas yra, visi laidukai kaip priklauso. Pasijungiam naują kompą, įsimetam EVS-ą ten tą, nes tas EVS-as senas mano yra pririštas prie šito kompo dabar. Ir žiūrėsim, kažkas vyksta ar ne. Na, pajungiau viską, ta prasme naują kompą ir tą EVS-ą. Tai nežinau, starteris suka. Siurblys šiaip nepasileidžia, bet starteris veikia. Nesuksiu daug, nes tepimo žarna. Ai va, žiūrėkit, visgi užlinko rodiklę, vadinas nemota kompo ar kažkas tokio, tai pabandysiu surišti dabar EVS-ą kartu. Jo, nes kažkas sucaksė, bet net, ta prasme, nepasileidžia siurblys. Tai vat. Čia reiškia, kad karočią kažkas negerai. Tai pabandysim pasijungti kompą. Čia kaip ir normalu iš tikrųjų. Ir pažiūrėt, ką mums gero tenais rodo. Žodžiu, tas darytas kompas kaip ir nelabai nori pasileisti, bet būtent kompą, kurį bandėm mes nukopijuoti, tai jisai veikia. Tik tais, kaip matote, yra EVS klaida, nes jisai kitą EVS turi turėti. Tai užkurto automobilio neišeis, bet šiaip prie kompo prisijungia, viskas kaip ir normaliai, apsukas mato. Nežiūrėjau tik ant skydelio ar rodo, bet šiaip manau, čia turėtų būti viskas normaliai, nes pravodkė kaip ir nesiskiria ten visi tie pinai savo vietose kaip ir buvo. Tai nežinau, manau, ties šitą vietą ir pabaigsiu. Šiandien tikrai neužkursiu, bet iki užkūrimo dar yra daug darbo. Tai va, kaip matot, kiek čia papildomų sensorių yra, kurių pas mane nėra. Tai lambda sensoriai, paskui temperatūros išmetimo, slėgis išmetimo sistemoje atsiranda. Tai va, galvoju, šitos irgi galbūt susimesiu. Bus biški daugiau apsaugų variklių jais padaryti, kaip, pavyzdžiui, temperatūrą išmetimo galėsim stebėti ir back pressure pasidaryti ir pagal tai pasidaryti limiterius programai, kad neišsprogdinti motorės skylės. Aš aišku, tos skylės neužsiblokavau, bet turiu pelkę jau, o starterį tiesiog takšt padariau. Žodžiu, pumpuoja tą alyvą kaip priklauso. Nu, nusėmėm vožtuvų dangtelį, pažiūrėjau dar ir stumoklius, vatimėsim tarpėlį tokie, tai 1 ir 6 stumokliai idealiai, kiti ten labai gerai jų nemačiau, nes kol kas yra viršui stumokliai, tai vėliau prasuksiu, pažiūrėsiu ir juos, nes jeigu dabar suksiu, tai vėl ten pasileis alyvą per tą portą, reikia jį pradžių užsiblūšinti arba turbiną užsidėti. Tai 6 stumoklį visą laiką, 6-5 kažkaip, kai traukiu purkštukus pribėga ten saliarkos, tai iš pradžių žiūriu, atrodo pizą, patirpęs stumoklis, galvoju, veikia, kad reikės ardyti motorą, bet išpučiau su oru ir
tiesiog jisai blizgantis tapo nuo dizelio. Tai jo, o šiaip viskas atrodo labai tvarkingai, labai neblogai, tikiuosi papūtus biški dar slėgo su didesnė turbina, tai neišlieks čia viskas gabalais, bent jau dar kokį vieną sezoną. O šiaip nežinau, galvoju atsargai variklį kokį susirinkti. Jo, šiaip viskas atrodo labai neblogai. Kažkokių alyvos nutekėjimų, tai va, kaip ir čia galiu parodyti, kad to jungsiu jums šviesos. Tai va čia va yra alyvos visur, o čia jinai ištekėjo iš įsiurbimo kolektoriaus štai šitų sklendžių apačioj. Vat kaip matot, čia irgi apstepalavę, nes šitos jos visiškai nesisandarina, tai kitas kolektorius yra originaliai be šitų sklendžių. Pašalinsim šitą bėdą ir daugiau nebeturėsim jokių alyvos nuotekų. Aišku, čia tas alyvos nuotėkis nėra didelis, bet kai viskas yra švaru, užknisa, tai čia taip pat per šoną viskas ir apibėga. Klasika šitų variklių, jeigu perkat su MP7 motoru kažką, galite pasižiūrėti ant pakolikų ir greičiausiai bus nekoks vaizdelis. Tai vat, dažniausiai iš ten bėga viskas. Nu, pasirašiau visus paviršius, pasikeičiau tarpinėlę, išsiploviau tą dangtelį, buvau atsidaręs alsuoklio diafragmą pažiūrėti, kaip atrodo, tai guma minkšta, tokia ir turi būti, nesuplyšus, pasikeičiau tarpinę, nusiriebalinau čia paviršius, patepiau hermetiko čia kampe ir vos matomai patepiau ant šitų pusmėnulių gale ir priekį. Visi, dedam dangtelį ir po biškį galim kai kurias dalis jau surinkti. Dangtelis priverštas, dar svarbu prieš veržiant pasižiūrėti, kad nebūtų guma iškritus iš šitų pusmėnulių priekį bei gale. Šiaip jaučiasi užkišus ranką. Kaip aš bent jau veržiu dangtelį, tai pradedu nuo centro, prisisuku taip, kad vos, ta prasme, jau spaustų dangtelį, bet dar, ta prasme, galima ir iš rankos daugiau sukti. Prisisuku visus varžtus taip, tada centrinius prisiveržiu ir kitus po truputį irgi priveržinėju, kad taip daugmaž tą lygį jisai priglustų. Negalima veržti kažkur random po vieną varžtą pilnai. Šiaip, man atrodo, netgi pasižiūrėjus yra tam tikra schema, kaip turėtų būti veržimi šitie varžtai, bet visą laiką veržiu taip, kaip ką tik sakiau ir nežinau, nėra buvę problemų kol kas. Tai vat, kas žinot, kas nežinot, tai čia jau galva buvau uždėjęs nuo 210 kW MP7. Na, ta pati galva ir ant 170 eina. Tai jinai originaliai ėjo su šitais purkštukais šitą galvą, bet aš kadangi prieš tai dėjau elektromagnetinius, tai aš buvau lizdus pagilinęs, o dabar, kad kompensuot tą, dėsiu 2 varinės poveržlės. Šiaip galima dėti vieną storą labai, bet aš tokios storos neradau, o ten kažko šlifuot dar papildomai tų poveržlių nenorėjau, tai sukrausiu 2 ir manau bus gerai. Tai kadangi gilinau galvą 2 mm, tai dėsiu 2 mm poveržlę ir dėsiu 1,5 mm, kaip ir originaliai turi būti, tai šiek tiek plonesnė. Tai vat, o čia yra 3-5 purkštukai, patys našiausi piezo originaliai kokie eina ir jie yra restauruoti Bosch'o, tai nedaug važiuoti turėtų gerai lėkti, ant stendo tikrinau visus 6, tai purškia kaip nauja. Taip pat jiems reikia ir kitokių laikiklių, šiek tiek. O turim ir tuos, turim ir reilą, būtent nuo piezo, ir dar daviklių turim slėgio, kurį reikės irgi kažkaip pritaikyti, nes ten jau nuo N serijos, kuris mato iki 2 štukų 200 barų, o šitie purkštukai kaip ir iki 1800 galima sukti su tuo davikliu. Na, o purkštukai tai tenais laiko ir daugiau. Žymiai didesnį slėgį, elektromagnetiniai laiko ten apie štuką 800, bet realiai net neverta tiek sukti, biškiai jau čia danger zone, o šitos esu girdėjęs ir 2 štukas 200 neša slėgio, tai labai neblogi purkštukai, tik tais pas jos toks trūkumas yra, kad jeigu jisai užstringa, jis užstringa atidarytas ir tada jau purškia ten viską ir bum variklį. Žodžiu, purkštukus jau ir sumečiau, neprisukti dar, nes pradžią reikia reilą užsidėti. Pasikeičiau reilą ten tą galinį sensorių, o dabar žiūriu, kaip pritaikyti šitą ant serijos daviklį, nes originaliai tai čia stovi toksai slėgio daviklis, kuris va į viršų žiūri ir fiškę užsimauna. O ant šito fiškę, jeigu uždėdė, jisai paprasčiausiai nebeįtelpa reilas, nes fiškė remiasi, čia kažkur va į patį, ta prasme, dangtelį. Tai realiai kas dar yra per dalykas, tai ta fiškė net nesifiksuoja. Nes pati šito daviklio dalis yra ilgesnė. Tai šiaip fiškė užsimauna, viskas normaliai, ten irgi 3 kontaktai. Žmonės, mačiau, nupjauna šitą daviklį, ta prasme patrumpina šiek tiek, kad giliau užsimautų. Tai aš manau šitą irgi pabandysiu padaryti. Ir dar galimai čia reikės poveržlės, jaučiu kažkokios.
nes jeigu tik man pavyktų čia jį greitai atsukti, galiu parodyti, kad skiriasi ilgiai iš tikrųjų iš tų dalykų. Štai sudėjus vieną prie kito, čia lieka tarpas, kaip matot, šį čia tarpo nėra, šį čia yra. Tai galimai reikės kažkokios poveržlės, bent jau tokio dydžio, kad užsisandarintų šitas reilas, bet dabar kol kas ką noriu padaryti, tai pabandyti pasitrumpinti šį čia tą fiškę plasmasę ir žiūrėti, ar normaliai susideda, nes dar esu matę žmonės tekina šitą reilą, tai galima 2 mm nutekinti, kaip suprantu, esu girdėjęs, nes čia panašiai toks tarpas ir yra 2 mm. Ir tada nereikės jokios poveržlės, turėtų užsisandarinti su šitą vietą. Tai aš greičiausiai šitą variantą ir rinksiuos. Tik tais noriu pradžiai pabandyti viską susidėti taip, kad gražiai viskas kaip ir sulystų į vietas. Žodžiu, įsideda dabar tas daviklis. Patrumpinau tenais tą fiškę. Užsifiksuoja ir iš esmės kas dar buvo, kas buvo kitaip, tai štai šitie pinai, kaip matot, ne pinai, bet tie plasmasiniai, tokie 2 brūkšniukai apačioje ir 2 viršai. Ant šito daviklio kitaip išdėstyti, tai neužmaut fiškės, tai aš su lituokliu juos ištirpdžiau. Ir dabar viskas užsideda, tik tai su šito davikliu yra toks bairis, kad norint numauti šitą fiškę, reikia nuimti visą reilą. Tai jo, bet nieko čia mandriau neišgalvosi. Tik tais dar pasidomėsiu, ten reikia poveržlės ar nereikia, nes nenoriu pilnai viską surinkti ir paskui vėl čia viską atsukinėti. Tai jo, dabar kol kas laikinai taip prisukau, o rytoj žiūrėsiu, kažką čia dar užmės gal poveržlę. Žiūriu dabar šiek tiek į purkštukų grįžtamuosius, kadangi piezo šiek tiek kitaip pasijungia. Seniau purkštukų grįžtamieji ir pasijungdo į grįžtamą liniją, vat, pavyzdžiui, kaip čia yra šitas reilo grįžtamasis vamzdelis, žarnelė, tai jie grįždavo, o dabar reikia, kad šitas visas reikalas pasijungtų į padavimą. Tai va, štai šitą žarną, tai bandysim čia išsipjauti gražiai išsitrauktą trišakį ir iššauti į padavimą, nes dabar purkštukuose čia turi būti 4 barai pastoviai, kai seniau čia tiesiog nebūdavo slėgio, na, kažkoks minimalus slėgis būdavo, kai grįždavo degalai, bet jo, tai va, reikia perjungti šitą reikalą dar. Išėmiau degalų termostatą, čia buvo pajungtas grįžtamasis nuo purkštukų senas, na, o termostatas tai stovėjo čia po filtro. Tai dabar iš siurblio grįžtamasis eis per aušintuvą ir tada per dvišakį į 2 grįžtamus, nes šiaip 2 grįžtami buvo, kadangi vienas buvo termostatui kaip ir bypassint, o kitas jau iš aušintuvoje. Tai plasmasiniai tokie 2 grįžtamieji, reikės čia iššauti išsišakojimą šito vietoj ir nuvesti vieną čia ir kitą į ten tą kitą žarną apačioj, iš kur atjungiau šitą. Čia dar nuo CP1 laikų 135 kW, kai dar buvo šitas automobilis, vėl čia prilaišiau dizelio visur. Tai vat, mėginsiu dabar toliau pasidaryti grįžtamą piezo purkštuką. Crazy, pirkau megztinį ir lipduką ir dar įdėjo turbo kompresorių. Tai va, čia turėtų būti, manau, tas naujas, jau matau iš sparnuotės, kad naujas, nes sparnuotė žymiai didesnė. Ir jinai turėtų būti perdaryta su mano jo to kustuminiu valdymu, kad susidėtų su kondicionieriaus siurbliu. Tai va, čia yra mano nauja turbina, o čia yra sena, kurią buvau išsiuntęs, kad perdarytų tą valdymą. Tai išsipakuosim ir tą pažiūrėsim. Ir va, viena šalia kitos, tai vizualiai matos, kad žymiai skiria mintis. Stage 2 turbina gerokai mažesnė, šita gerokai didesnė, nu, čia reikia kelių milimetrų tik tai skirtumas, bet vizualiai tai jis labai aiškiai matomas. Kuom dar skiriasi, tai pati geometrija kažkokia kitokia štai yra turbinai, tai spėju, kad pagerintų užsipūtimą. Tai vat, čia dar ir išfrezuota jau kažkokia tai vieta, kad netgi gal net labiau šitą dalis išlindus, tai bus patogiau užmauti silikoną. Šitą storesnė netgi, man atrodo, jo, storesnė. Tai visas šitas jaučiu kustom yra padarytas, o šičia gal dar iš tokinės kauklės buvo pagamintas šitas būtent šalta dalis turbo kompresoriaus. Very nice, very nice.
Tai vat patrumpinom reilą 2 mm ir dabar šitą kaip ir veržlė nebeatsirėmė į reilą, o jisai ten sandarina su tokiu konusu, tai turėtų būti užsandarinta, nedėjau jokių poveržių nieko, pažiūrėsim leis ir neleis. Tikiuosi neleis, nes kad nuimti fiškę ir išsuk daviklį reikės nuimti reilą, tai papildomų reikalų čia prisidariau, bet reikia būtent šitą daviklį, kuris mato aukštesnį slėgį. Tai dabar susiveršim reilą ir galėsim jį dėti čia. Nu, galiu parodyti, ką pasidariau, čia per daug nefilmuoju, nes realiai tiesiog išimti dėti detalės, viskas realiai bolton, tai susidėjau purkštukus, čia naują purkštukų pravodkę prasivedžiau, bet kol kas pajungsim ten tą pratestavimui. Pasijungiau degalų žarnas, tai kaip pasijungiau degalų žarnas, tai reilo grįžtamas, ten apačioje yra iš siurblio grįžtamas, tai dabar viskas eina per aušintuvą. Seniau iš siurblio eidavo kaip ir atgal viskas į baką, o dabar eina per aušintuvą, o čia yra, čia du grįžtamieji, yra vienas mėlynas grįžtamasis vamzdelis plasmasinis čia ir vienas apačioj. Tai va šitie du, šitas nueina į apatinį, o šitas nueina į viršutinį, o seniau va šitas eidavo iš siurblio tiesiai į apatinį. Kas toliau, padavimas irgi padarytas purkštukų grįžtamiesiems, tai į siurblį pasiduoda per viršutinį, nu ir žodžiu, per trišakį taip pat pasiduoda dabar va čia va į purkštukus viskas. Davikliai pajungti, tai va reikia sulaukti po programos, kad pririštų šitą daviklį, nes neužsikurs greičiausiai. Ir EVS ten reikia pririšti, žodžiu, visokius dalykėlius. Tai va, pirmas startas bus be turbo kompresoriaus. Pažiūrėsim, kaip dirba, ar užsiveda. Na, o vėliau mėginsim pasikeisti alyvą, užsimesti naują turbo kompresorių, na ir toliau po truputį junginėti. Nu ir va, dar vieną žarną pamiršau prijungti prie filtro padavimo. Tai va, tokius dalykus susitvarkom, įsimesim naują programą ir galėsim bandyti. Tai va, kol laukia programos, bandau prisimatuoti įsiurbimo kolektorių. Tai matau, kad va, pro visas šitas vietas nelabai praeis, nes vamzdeliai čia taip eina, būtent piezo. O būtent, kodėl šitą kolektorių naudoju, tai čia irgi kitas kolektorius negu seniau. Jis visiškai identiškas negu kad buvo praeitas, tik tais, kad originaliai nėra vietų sklendėms. Štai čia apačioje, kaip matot, nėra sklendžių, o vat štai ten ant to mano buvusio yra sklendės, per kurias leidžia alyvą visą laiką, nors ir yra hermetika. Tai vat bus išspręsta šitą problemėlę, kad dabar užsimetu, pasižymiu, kuriuose vietose reikia prapjaut. Ir eisim su bulgarišku dainų grotuvu biškį pasidarbuoti šitose vietose, kad praeitų pro vamzdelius kolikas. Štai pjojau, kur reikia tos visus terpelius. Ir dabar viskas kaip ir praeina, tik tais dar apšlifuosiu visas tas aštrias briaunas, kad tvarkingiau atrodytų. Ir viskas šiaip žiūrint nelabai ir matos, kad kažkas čia būtų daryta. Tikėkimės, viskas veiks, nes čia jau prasideda prikolai su visokiais kompais. Pasileido degalų siurblys iš tikrųjų. Prieš tai nepasileisdavau, nors aš iš tikrųjų dar nieko ir neįrašiau, tai einu pažiūrėti, ar kažkur nepila degalų mums pro šoną. Nes čia viskas naujai sujungta. Panašu, nieks niekur nebėga. Bet girdžiu cirkuliuoja, tai kaip ir viskas ok. Bet šiaip šito bairio kaip ir neturėtų būti, nes aš dar nieko nepakeičiau. Nu jo, nes degalų siurblys šiaip ir kaip ir neturėtų pasileisti, nes nėra EVS-o, bet jisai pasileido, tai vis tiek bandom įrašyti programą, nes bet kokiu atveju yra reilo daviklis kitas. Žodžiu, paspaudžiau, kad įrašinėtų tą programą vis tiek, tai 11,5 voltų nėra labai gerai, bet, pavyzdžiui, pakrovėją irgi negalima jungti, nes srovė šokinėja ir šiaip kaip ir variantas būtų nuo krokodilo kito automobilio pasijungti krovimą, bet nežinau, manau tai bus pastoviausia srovė, tai šokinėjimai nėra gerai, gal nesuknysim kompą. Užmečiau dar seną paukštukų pravodkę, tai čia dabar V12 dizelį galima padaryti pratestavimui, nes kaip ir fiškės labai panašias, užsimauna, tai pinautai nesiskiria ant tų kompų paukštukų. Tai realiai, kaip ir manau, viskas turėtų būti pajungta, ko reikėtų užkūrimui. Liko tik tai sulaukti, kad įsirašyta programą, čia dar keli procentai liko. Gerai, apsukos mato, EVS atjungta šiuo metu. Teoriškai turėtų užsikurti. Piezo sistema šiek tiek užtrunka, kol užsipumpuoja.
Tai reikės pakankinti starterį. Bet ką, bandom jaučiu. Gerai, stok. Žodžiu, akumas dėd, reikia pakrauti. Bet dūmelis biški rūksta. Ką, antras bandymas. Nu, žodžiu, kibirkštės buvo. Pabandysim pragrekinti kokį purkštuko. Vieną vamzdį. Davai, kurk. Stop! Įjung degimą trumpam. Gerai, kurk. Stop. Gerai, degalai ateina. Vadinasi, čia viskas okei. Gerai, stop. Žodžiu, su užkūrimo greičiausiai nepaeis, nes reikės susirasti kitą užvedimo komplektą, tai dabar žiūriu, kaip pasijungti purkštukus. Tai čia viskas atitinka visi pinai, viskas yra identiškai, kai kompą pasijungia taip pat identiškai, čia jau išsėmiau iš vienos fiškės, kuri yra identiška šitos pinus ir galvoju, vat iš čia išsitraukti visą tą provodkę ir šitą šarvą, šitą nukirpsiu ties kažkuria vietą, panaudosiu čia vat gražiai, kad praeitų viskas originaliai iki čia. Bet čia yra gan maža ta skylė, tai tikrai tų dviejų fiškių tokių aš nepratempsiu, manau. Tai reikės jaučiu vieną prasitempt, o kitą išsiardyti visiškai visus pinus išsitraukti. Ir tokiu būdu bandyti prastumti ją. Tai vat biški užknisa, bet nieko, bandysim tai padaryti. Nu, išsitraukiau tų senų purkštukų provodkę. Tai visiškai identiški, tai visi fiksavimai, tik tai čia nėra pačių fiksavimų šičia. Tai dabar pasižiūrėsiu, ar pavyks ištraukti per šitą gumą, neištraukus pinų atskirai. Jeigu pavyks valio, jeigu nepavyks, susižymėsiu kiekvieną laidą ir po vieną laidą ištrauksiu. Ta prasme, nuimsiu šitą plasmasę ir turėtų būti valio viskas tada. O dabar tai išsitrauksiu laukan viską ir bandysiu šitos sugrįžti atgal į šitą gumą, į šitą, kad susidėtų ir net nesimatytų, kad čia kažkas daryta. Viskas gan lengvai išsitraukia, aišku, ištraukti ir neturėjo būti labai sunku. Šitą gumą ištraukiau, šitą palikau čia, nes seniau purkštukai fiksuodavos provodkę kažkur ant kolektoriaus, bet ant šito žiūriu net nėra to dalyko. Tai ir gerai, nes dabar pareina iš galo visą provodkę, o seniau pareidavo čia iš viršaus. Tai va šitas dalykas pasikeis. O dabar bandau gražiai kažkaip sukišti atgal. Pasimsiu kokios vėlos ir bandysiu prasitraukti vieną fiškę, paskui kitą fiškę. Susitepiau dar su kažkokia veduškė, kad biški lengviau slystų. Ir pasidarysiu. Realiai visiškai be jokių nesklandumų apsiviniojau su izoliacija tas fiškės. Vieną priekį, vieną gale. Realiai prasikišiu netgi dar lengviau negu buvo ištraukti. Tai čia irgi nusipjoviau šitą gumą tokią nereikalingą, nes čia nieks nesifiksuoja. Ir gražiai šitą plasmasę įsikišti ant vidų. Nežinau, galėjau dar kokį kembriką, nepagalvojau paimti didelę, bet tokį didelę neturiu, tai nežinau, žiūrėsim, pažinėsim kažko ir bus viskas normaliai. Šitą nupjausim.
turėtų gražiai susidėti, net nesimatyti, kad buvo kažkas daryta. Nu, ir pabaigiau realiai purkštukų dalį. Šį tiesiog zetešką užtraukiau už to vietoj, kur ta guma įsimauna į tą plasmasę. Šį čia vat irgi prasidėmpiau, uždėjau zetešką originaliai, kaip buvo, tai tie laidai nebejuda. Viskas gražiai užsifiksuoja į savo vietas, kaip ir priklauso. Nu, žodžiu, dabar nefiksuosiu, nes tam dar reikia biškį laidus patvarkyti. Bet, jo, viskas purkštukus turim, pajungtus. Šitą galim iš čia patraukti, nebeprireiks. Tai va čia turiu dar nuo E9 pravodkę variklio. Tai mums reikės šitos jungties ir šitos berods. Ši čia yra, jeigu neklystu, back pressure, kiek yra prieš DPF filtrą slėgio, bet pas mane planuose yra šitą dalyką dėti į išmetimo kolektorių patį ir naudoti kažkokį kitą sensorių, kad pamatuot, koks yra būtent slėgis išmetimo kolektoriui. Paskui šį čia yra temperatūrinis daviklis, irgi yra planas įsukti į išmetimo kolektorių, kad matyti tikslę temperatūrą išmetimo kolektoriui. Na ir su šitais dalykais galima susiprogramuoti apsaugas su varikliui, tarkim pasiekus tam tikrą temperatūrą, mums mažina galę, kad nesužalot variklio. Ir šį čia yra lambdos laidai, kur sukasi į duslintuvą deguonies matuoklis. Tai va, turėtų irgi padėti sutūnint, pamažinti dūmingumą, ekonomiją pagerint. Tai visi šitie laidai keliauja čia bum iki šitos fiškės, kuri yra irgi identiška ant mano automobilio. Tai vat pasižiūrėsim, kurie čia pinai, išsitrauksim tos pinus, pasižymėsim, iš kurio pino ištraukta viskas ir ką mes tada turėsim pasidaryti, prasilgint laidus, nes čia, kaip matot, variklio kompas yra toj pačioj pusėje kaip išmetimo kolektorius, tai reikia realiai dvigubai prailgint laidus ir visus tos laidus mes sukišim vat į kažkokį va tokį šarvą ar kažką tokio ir per variklio galą atsivesim iki kaip ir variklio kompo dėžės. Tai va dabar aš čia po truputį susižymėsiu, kas iš kur, išsiardysiu šitą fiškę ir galėsim išsitraukti laidą. Nu va, žodžiu, čia turim visus tuos daviklius, tiksliau fiškės. Išsitraukiau, užsiardžiau fiškę pačią ir dabar reikia išsitraukti pinus. O kaip piną išsitraukia, tai va čia nusispaudžia tas metaliukas ir tiesiog išsitraukia laidas. Tai va gali traukti lauk čia visas šitas nesąmonės. Parodė, kaip reikia dirbti. Nemoku. Tiesiog paimk laidą. Ir trauk laidą ir paspaust piną ir trauk laidą. Bet ne į viršų trauk, į šoną turi traukti. Ir čia spaudi, biškiai aukščiau spaust. Matai, kur iškilęs ir ne. Labiau iškilęs yra įsi viršui. Čia va. Nu, lauk kitą pabandys. Taigi ištrauk. Tai va, turim pasiruošę visas tarpinėlės, turbokompresoriui. Čia išmetimo, tepimo tarpinėlės, išplautos visos žarnos. Pats turbokompresorius, irgi paruoštas dėjimui, tai dabar susimėsim žarnas, dėsim į vietą. Su šito kol kas tik prisiverčiu su pirštais, kad paskui būtų lengviau į bloką pasigauti. Čia jau riebalo turi nebūt. Dedam tarpę. Pajungiam kitą kompą, kitą užvedimo komplektą, irgi nuo automato, tai dabar užtrumpinau ten laidus, kad suktų starterį. Ir pažiūrėsim, pavyks užkurti ar nepavyks. Gali bandyti. Stop. Palauk biškį. Nu, čia buvo daugiausia gyvybės, kiek jisai parodė kol kas per visą laiką. Nu, šiek tiek pakrovėm, biškį duosim papildomas galės, dar kol kas nekurk. Dar be to nėra pririštas šitas daviklis, tai nežinau, šiaip turėtų negražiai dirbti, bet
gal iš vis dėl to ir nedirba. Reikėtų dar diagnostikai pažiūrėti, ar atsiranda slėgis. Gerai, bandyk. O? Užsikūrė. Atsirado slėgis ir eilė užsikūrė. Bet greičiausiai kujovai dirbs, nes šitas daiktas nepajungtas. Pabandyk kažkur dar, čia biškį bus dūmų. Nu, įrašym kitą programą. Turėtų būti šitas daiktas sukalibruotas, bet kol kas nesu purkštukų pririšęs. Tai dėl to tai turėtų dirbti, tik tais galimai biškį bus dūmų. Bet čia normalu. Nu jo, kažko jis nenori dirbti. Užgesina jį. Tai buvo atjungę šitą daviklį, visai normaliai dirbo, vadinasi kažkas su tuo pririšimo. Tai pabandom dabar kitą pririšimą. Pažiūrėsim, kaip dabar dirbs su pajungtu jau. Kuris vis tiek galvoja. Panašu pavyko pririšti tą daviklį, visi purkštukai dirba, susinormalizavo apsukos, tik tais saliarkos biškį praleidžia pro kažkur, tai reikia žiūrėti kažkur per grįžtamą matyti, praleidinėje, matau, šitas drėgnas yra, bet dirba. Galim pažiūrėti kaip kūrės, šiaip manau, kad biškį ilgokai starterį suka kol kas. Na ne, dabar jau gerai kūrės. Prieš tai ilgokai starterį suko. Realiai įsiurbimo pusę kaip ir perdariau. Šito vamzdžio perdarinėti nereikėjo, tik tais alsoklio vamzdelį perdariau. Ir įsivirinau į duslintuvą lambda, temperatūrinę ir ten geidžio temperatūrinis. Tai dabar galėsiu programuoti apsaugas ir kompas, matydamas aukštesnę išmetimo temperatūrą, galės pats mažinti galingumą. Čia įsiurbimo žarna, paskui kondiškė. Kondiškė tai kosmosas, ten realiai, nežinau, tiek vargu buvo sujungti visas tas žarnas, reikėjo šlifuoti ten dar mažiau vietos konkrečiai, bet viskas pasijungė, pasikeičiau čia dabar būsto vieną žarną apatinę, turėtų viskas sandariau gražiau susijungti. Ir kas dabar liko toj pusėje prasivest laidus visus į kompą šitų naujų daviklio. Tai vat irgi nemažai laidų, 6 lambdos ir temperatūrinio 2 berods. Ir jo, su ta pusė bus viskas, tada galės eiti prie šitos pusės surinkinėti, kur realiai kaip ir nieko daryti nereikia, užmest voliką ir tiesiog bolton viskas. Tai va, po truputį juda į priekį, atrodo visai neblogai. Galvojau, čia gal dar tą skardą užsidėti nuo karščio, bet žiūrėsim. Nu, davikliai visi pajungti, šiuo metu ką darau, tai čia pasidarysim tokį laikiklį. Padariau štai ten laikiklį laidam ir laidus vesim čia pro galą, nes šitų daviklių originaliai nebuvo, tai va tiek laidų turim prasivesti iki kompo ir laidai iš pravatkės, iš kurios ištraukiu per trumpį yra, tai susirasiu vienodos arba panašios spalvos ir šausim į kompo dėžę ten laidus. Žodžiu, laidus prasivedžiau ten per apačią, per šoną, čia po šitą gumą
Ir dabar išsiardžiau pagrindinę variklio tą fiškę, susikišau visus pinus pagal schemą, ta prasme, kurias vietas turėtų eiti signalai. Ir dabar prie šitų trumpų laidų atitinkamai nukirpsiu ir prijungsiu visus šitos. Ir turėtų būti pajungti tie du davikliai ir veikti. Nu, aš tai ir pajungiau laidos, matos kur ne originalus, kur originalus. Tai va čia dar papildomas laidelis maitinimo, kad zondas turėtų pašildymą. Ir čia pravoti irgi pakabinta, per galą eina realiai net nesimato. Čia prie šitų, o ten per galą eina ir kažkur tenais įlenda į vidų šitų daviklių pravodas. Tai va, užtėm įsirbimo kolektorių, pajungiam viską, viskas pasislėpia, nieks niekur nemaišo, dirba gerai. O, gesink! Šitas geras, eik tu, šitas geras buvo.